Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Sėkmės krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Sveiki gyvi iš Žalgirio arenos. Pasakosiu žinoma apie Žalgirį, bet pirmiausia iš krepšininkų persirengimo kambario, kur mūsų Arnas Butkevičius šį kartą buvo su dukra Ela. Kas laimėjo? Žalgiris. O tėvelis laimėjo ar pralaimėjo? O, tu dabar pasakyk savo vardelį. Ela. Ela? O, kaip smagu. Tu dažnai ateini Taip. su 51 marškinėlių numeriu? Kaitais. O, kaip smagu, kaip smagu. O čia tokie kadrai yra patys gražiausi, patys nuoširdžiausi. Tu būsi krepšininkė, tikrai. Ar būsi krepšininkė? Ne. O kas būsi? Dainininkė. Teipsi. Dirbsi? Dainininkė. Modeliu. Ne. Na, tai jau nežinau ko. Tai... Teipsi su mama. Ai, mama tu būsi, be abejo būsi. Aš dar būsiu vaikas mamos. Tai tu dabar mamos vaikas, bet tu užaugsi ir būsi tokiu pat ūgiu kaip tėvelis, tai tu privalėsi žaisti krepšinį. Aš nebūsiu kaip tėtis, Iš kur tu žinai? nes man tėtis sakė. O, kad tu aukšta nebūsi, tetė irgi nieko nežino. Jis į krepšinį puikiai žaidžia, o Jo, čia mūsų neiškeregis jisai. pasakorius mūsų gali kalbėti ir kalbėti, ne? O kiek dabar tau metukų? 4,5. Oi, tai tu galėtum... Jau beveik 5, sakyk. Jau beveik 5 metai, kada bus mano Kada tau gimtadienis. gimtadienis? Balandžio 11. Oi, tai iš karto su gimtadieniu ir tau, kad tėvelis dar 2 pergalės iki to gimtadienio padovanoto, gerai? Gerai. Žiūrėkite laidą. Laidą. Krepšinio pasaulyje. Pasaulyje. Visi su nekantrumu laukiame Žalgirio rungtynių su Miuncheno Bayern komanda. Visus rungtynės yra svarbios. Tačiau ir šios sunkius, bet Žalgiriui įveikiamus. Taigi sveikiname Žalgirį su eiline pergale. Nuskriaudė Žalgiris dar vieną varžovą, Nemuno Salosis nenugalimas Valdovas. Pirmą kėlinį Žalgiris pradėjo smagiai, Cisko vėl šoko disko, Tubelis skambino būgnelį dėliodamas į krepšį. Tačiau pačioje kėlinio pabaigoje pasikeitus visam žaliai baltų starto penketui žaidimas tarsi išsiderino. Norint laimėti, turi įdėti kažkiek pastangų. Tai aišku, pirmiausiai žaidėjam ir paskui arenai. Sprendimai tapo atsainus ir Bayern netruko išlyginti, o vėliau ir persverti rezultatą savo naudai. Pradėkim nuo save. Visi buvo, man atrodo, pirmą, kai atėjo arena, visi tikėjo, kad jau laimės. Taip niekados nebūna. Iki pertrauko Žalgirio puolimas nemažai laikėsi ant tvirtų Ąžuolo pečių, kuris neleido varžovams pabėgti, dar iki pertraukos pelnydamas 12 taškų ir palikdamas varžovams tik 4 taškų persvarą. Labai svarbu imti šitos taškus, ypač namie. Gal rungtynės nebuvo pačios, nežinau, nebuvo gražios fanų akiai, nes jie viską keitėsi, jie agresyviai viską gerai darė ir labai sunku buvo surasti tuos metimus, prie kurių mes esam pratę. Tai tiesiog užbėgom, apsigynėm, susitvarkėm puolime atkovotus kamuolius, nes po 2 turėjo apie 12, tai tas ir lėmė, manau. Ąžuolo šių rungtynių MVP su 21 pelnytų taškų buvo pilna visur ir puolime, ir gynyboje. Akivaizdu, kad su Čiurna pagaliau jau viskas gerai ir dėl to labai džiugu. Kuris tavo dėjimas šiandien tau buvo pats įspūdingiausias ir kurį prisimeni dabar iškalbėti? Tai Cisko turbūt visi čia dabar skelbs kažką čia, nežinau, bandys išaukštinti tą dėjimą, bet nieko ten įspūdingo. Tiesiog, nežinau, užmetė man tą vadinamą lijupą prieš krepšį, tai sugrūdau, taip švelniai įdėjau tą kamuolį į krepšį, taip. Aš ir tikėjausi, kad prieš rungtynės mes susikursim kažkiek tų metimų laisvų, jeigu judinsim kamuolį. Gal daugiau buvo problema, kad mes
šiek tiek pasimetėm prieš jų susikeitimo gynybą ir mažiau judinom kamuolį, daugiau asmeniškai norėjom viską įspręsti. Turim išlikti rungtynėse per gerą gynybą, bet pradžioje pirmoje pusėje to tikrai nebuvo ir davėm antrų šansų ir davėm tokių klaidų, vaikiškų klaidų, kurie įmetė ir tritaškį išsimeta, nesugebėjom išsimesti ir tokie muša per galvą labai. Mes jau galvom vis tiek favoritai esam, bet tai čia visas, ką nori. O visą laiką reikia žaisti 100%. Bet kuris priešininkas, manau, šį kartą Tomas per pertrauką jiem pasakė, iš karto pamatė ir trečią kėlinį visai kitą. Po pertraukos Žalgiris išjudėjo lėtai, sunkiai puškuodamas, tarsi anglimi kūrenamas garvežys. Antroji pusė šiek tiek buvo geriau, daugiau kamuolio judėjimo, suradom laisvus žmonės ir aišku buvo daugiau fiziškumo ir kovos dėl atkovotų kamuolių. Tai man atrodo, čia tas ir davė rezultatą antroji pusė. Pusėjus trečiajam kėliniui įgavo pagreitį ir nurūko tarsi šiuolaikinis greitasis traukinys. Galim geriau žaisti tikrai. Ir tiesiog gynyboje tas klaidelės, ne tik apie save kalbu, apie visus. Mums visą laiką su žemesnė komanda, sakykime, gali yra sunkiau žaisti, bet dabar parodėm, kad gali. Taip ir žinom, kad Bayernas ir prieš rungtynes ir akcentavom žaidėjom, kad tikrai nebus lengva. Tuo labiau, kad atvažiuoja dar be pagrindinio žaidėjo, iš patirties žinau, kad labai sunku žaisti su tokiom komandom, kurios kažkiek nukraujausios yra, žaidžia laisviau, gynasi agresyviau. Agresyvumas tikrai matosi, tikrai yra ir turi žaidėjai, kurie gali gintis. Pagaliau visi žaliai balti surado savo vaidmenis, kuriuos buvo kažkur pametę. Pavyzdžiui, kad ir Cisko perdavimai kaip ant lėkštutės mauzė su Raitui po krepšiu. Pastarajam beliko tik sudėlioti kamuolį į krepšį, tarsi visus taškus ant tie. Visi viens kitą kas minutę ten užvedinėjom. Tiesiog, bet ką reikia komunikuoti ir tikrai paskui daug komandiškiau pradėjom žaisti, ieškoti tų silpnų vietų prieš išsikeitimo gynybą ir viskas pavyko. Šiandien labai svarbu buvo pasiekti pergalę. Prakaitas tekėjo upeliais nuo visų žaliai baltų. Toje klampioje žalioje pelkėje daugiausia šansų ir sėkmės turi komandos, kurios yra sveikos, be traumų. Vis tiek, jeigu yra tų trūkumų, yra tų iškritusių žaidėjų, tai manau vis tiek komandos nedaug, bet vis tiek nukenčia. Gaus traumą, visada ateina į pagalbą kaunietis profesorius Rimtautas Gudas. Kaip išvengti traumų, kad jie galėtų atžaisti visą sezoną. Tų traumų yra daugiau, bet galbūt medicina ir prevencija daro daugiau, kad galėtų žaidėjas žaisti saugiai, nes greičiai didesni, kontakto daugiau aišku, bet medicina taip toli pažengusi sporto, kad realiai viskas kontroliuojama. Dažniausiai būna apatinių galūnių traumos, yra Eurolyga veda statistiką, kiekvienais metais važiuojam pasižiūrėti, kokių traumų dažniausiai visos komandos, tai netgi skaičiuoja taip, kiek klubas praranda finansų, jeigu vienas žaidėjas iškrenta tiek laiko, tai tikrai labai daug pinigų praranda ir sporto medicina investuoja į tai, kad tų traumų būtų mažiau. Apatinės galūnės, kojos, šlaunės visokiausiai patempimai, ten visi tokie, nėra jos labai tokios sudėtingos, kad ten būtinai reikėtų operuoti, bet dėl tų traumų žmogus raiščių, raumenų patempimai gali ilgam iškristi iš žaidimo ir tai jau yra klubui blogai. Vėl antrą kartą šiame sezone susitiko akis į akį kaip varžovai Tomas Masiulis ir Šarūnas Jasikevičius. Abu jie nuostabaus trenerio amžinai atilsį Felikso Mitkevičiaus mokiniai, apie kurį abu kauniečiai sako tik gerų žodžių. O mes ir prisimename rungtynes Stambule. Fenerbahčė, Žalgiris. 92-82 neįtikėtina Žalgirio pergalė. Apie rungtynes pasakoja mūsų bendradarbė Vilnietė Audronė Mikšienė. Žalgirio pergalė iškovota per kraują ir prakaitą, per juodą darbą, per jokiais pinigais neišmatuojamą norą laimėti.
Pradžia buvo sunki. Pirmame kėliny taktiškai Šaras stūmė į vienus vartus prieš Tomą Masiulį. Kita vertus, stipriai Fenė niekur nepabėgo. Įpusėjus pirmam kėliniui žaliai baltų deficitas vyravo apie 6 taškus, o pasibaigus pirmam kėliniui skirtumas te buvo tik 3 taškai. Pirmos pusės žaliai baltų didvyris demonstravė savo raumenis, ypač gynyboje, Arnas Butkevičius surinkęs 14 naudingumo balų, viso net 23 šiose rungtynėse ir bandė stabdyti tikrą varžovų puolimo mašiną Takerį. Pradžioje sekėsi visai neblogai, tačiau visiškai sustabdyti tokį žvėrį yra nelabai įmanoma. Takeris vis tiek susirinko 18 taškų, tačiau jo pastangų varžovams neužteko. Mes irgi turėjom 18 taškų pelniusį žaidėją. Tikras kovotojas ir energijos sprogdintojas vėl buvo Dustin šiandienos MVP Slyva su 18 taškų ir 22 naudingumo balais. Jo 3 tritaškiai antrajame kėliny buvo tas postūmis leidę žaliai baltiems į pertrauką išeiti pirmaujant 5 taškais. Šalia Dustino ir Arno dviženklį taškų skaičių ir didelį indėlį taip pat įnešė Nigelis, Silveinas, Ąžuolas ir Mauzesas. Absoliučiai komandinė pergalė nulemta ne atskiros lyderystės, bet iškovota komandiniais veiksmais. Kova po pertraukos tęsėsi be jokių kompromisų ir skrupulų. Abiejų komandų žaidėjai negailėjo savęs, atiduodami visas jėgas iki pat nago juodimo. Žalgiris laikėsi priekyje iki 4 kėlinio 2 minutės, kuomet Fenė po ilgos pertraukos vėl išsiveržė į priekį. Veterano Dekolo dėka, iš pradžių išprovokavusio Ciskonę sportinę pražangą mesdamas tritaškį, o po to ir pelnydamas dar vieną tritaškį. Neilgam. Netrukus Ąžuolas, krajojantis akrobatas Tubelis, greitoje atakoje įkrovė kamuolį į krepšį įdėdamas Takerį į plakatą. Likusį laiką vyko tikros pjautynės fiziškumo prasme. Kapojosi tiek vieni, tiek kiti, nes pergalė vienodai svarbi buvo abiems komandoms. Pirmaujantį komandą keitėsi daugiau nei 10 kartų. Žalgirio Achilo kulnas šiandien buvo baudų metimai. Tokiuose taškas į tašką rungtynėse kiekvienas taškelis buvo aukso vertės. Tokiu būdu praradom net 10 taškų. Bet lygiai tiek pat taškų persvarą ir laimėjom šias rungtynės. Nuostabi pergalė. Mokinys jau antrą kartą įveikė savo mokytoją. Vau! Į savaitgalį įvažiuojam trankiai ir pergalingai. Švęskim visi Kauno Žalgirio fanai. Hei, hei, žalia balta, žalia balta. Daugiau mano komentarų galite rasti mano Facebook puslapyje Audra Mikšienė. Tokia buvo pirmoji mūsų laidos dalis. Po pertraukėlės vėl susitiksime. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis. Krepšinio pasaulyje. Antroji dalis. Netikėtai krepšinio namuose Kaune sutikau Rimą Kurtinaitį. Rimai, ne Azerbaidžiane, o Lietuvoje. Ar ten tie įvykiai paveikė, kad tu trumpam sugrįžai? Ne, turėjau čia truputėlį pertrauką turėjom, nes pas juos pavasario šventė yra Narus Bairam. Džiaugiuosi, kad grįžau, pamačiau pavasarį, nes to trūksta, kai dirbi užsienį, nes gyvenu miške. Daug atsirado paukštukų, grįžo varnėnai, tas man aktualu, man patinka būti gamtoje, taip kad aš pamačiau tą, ką norėjau. Bet Rima, ir nebaisu grįžti, nes mes skaitėm, girdėjom, kad Baku sprogdinimai įvyko. Pačiam Baku ne, Nachačevanė susprogdino oro uostą, dar porą ten kažkokį tų šakedų ar ko ten numušė. Šiaip dar kažkokį buvo suimti, ruošėte terorizmo aktą, susprogdinti dujotekį ar naftotekį. Čia Irano. Ten grupuotės, jos net nepaklūsta, jos nėra tokios vieningos. Ten vieni su tais kariavai, kiti su tais. Vienu žodžiu, kad Azerbaidžianas, kaip ir mes, nesam priešai, turiu omeny, nesam koviniai toj situacijai, bet matyt, kažkokios grupuotės praslydo, bet ten saugumas veikia neblogai ir ta apsauga yra. Na, tas pavojus gal yra, nes aš gyvenu reiškia Hayato viešbutį diplomatiniam korpuse, o Hayato pačiam viešbutį yra Izraelio ambasada. Tai yra padidintas tas toks pavojingumas turbūt, bet nežinau. Taip, aš manau, kad nuo likimo nepabėgsi. Ten nereikia su juo žaisti per daug, bet jei bus lemta, tai gali ir ten su dviračiu
nugriūti į griovį. Ir krepšinio aikštelėje gali. Mes turim ir berčių, tai teisingai krepšinio aikštelėje, tai aš manau, į tos nekreipiu labai dėmesio, savo to gyvenimą kaip ir esu nugyvenęs neblogą, jei kas ir įvyks, aš nemanau, kad daug kas liūdės. Ilgiausių metų, ilgiausių metų, ilgiausių metų linkime. Mūsų Juozo Petkevičiaus, šaunaus krepšinio bičiulio, buvusio regbininko, nuostabaus masažuotojo 80-metis. Šis žmogus, vadinamas talismanu, visiškai neatsitiktinai, nes su juo yra sėkmė. Aš įsivaizduoju, kiek jisai su savo rankoje masažavo, paruošė jam varžybom, kiek jisai apsaugojo juos nuo traumų. Sėdė Miglė dukra, tai visi puikiai prisimenam krepšinio namus, savo žaidimą krepšinyje, sustreikavo širdis, jeigu ne Juozuko duktė, būtume jau prieš daug metų išleidę. Kiekvienam jūs daug kada vaikščiojot ant ribos ir man atrodo, kad tikrai ir jo rankas, ir Miglės rankus, geras tėvo auklėjimas visada padėjo. Linkėti dar daug energijos ir to pozityvo, kurios spinduliuoja. Žmonės, kurie sėdi šalia, Rimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius ir Juozukas, tiek, kiek aš save prisimenu, jiems buvo mano širdyje, mano mintise, aš visą laiką juos palaikiau, visą laiką juos lygiavausi, visą laiką norėjau, kad jiems sektųsi ir norėjau tą sėkmę prisivilioti ir tą, kur Vilniuje sukūrėme. Juozukas, kuris visada mano atmintyje yra Lietuvos krepšinio, ne Vilniaus, ne Kauno, o Lietuvos krepšinio simbolis. Ir tai buvo vienas iš geriausių sprendimų, nes Juozukas yra ne tik savo darbo profesionalas, galbūt vienas geriausių, kokį teko matyti, bet Juozukas yra drausmė, yra rūpestis ir ko labiausiai reikia komandai, ką supratome tik tai gal gerokai per vėlai. Tai Juozukas buvo tas žmogus, kuris, jeigu mes blogai ką nors darom, sako, kad blogai, jeigu reikia taip daryti, taip daryti. Ir šiandien tas žmogus, kuris nebijo to pasakyti. Ateina į treniruotę, gali būti nuotaika gera ar bloga, jis visą laiką pradeda nuo juokavimo. Jis pradeda pasakoti visokius anekdotus. Aš atsimenu, Olimpiadą nuvažiavome, tai jisai, kol mes važiuodavom iki salės, visi įstebė, žinau, galvoja. O jis pradeda pasakoti apie karą, kaip jis kariavo, kaip jis tanką susprogdino, kaip jisai tos vokiečius ten smaugė. Ir visas autobusas, jau net užsieniečiai klausė, kas čia vyksta. Visi juokėsi iki nukritimų. Sutikau žmonės, skaityk paukščius, kurie mane iškėlė. Jeigu ne jie, čia nieks nežinotų, kad čia toks yra Juozukas ir kas iš čia buvo. Žmonių sutikau daug ir kurie išmokino įveikti visas kliūtis. Aišku, pradedant nuo internato, kur aš mokiausi ir kur reikėjo už save atkovoti, pakėlė mane iki tokios viršūnės. Tai dėkingas žmonėm paukščiai. Juozukas mūsų, galima drąsiai pasakyti, kur kažkada tai ištraukė mūsų iš tokios netikėtumų, kada galėjo mūsų atkabinti nuo rinktinės. Jo, kur dar jauni buvom, kvaili ir tos atsakomybės gal nejautėm, ir tada Juozukas užstojo mus, tikrai norėjom visą savo karjerą atsidėkoti ir atiduoti visus jėgos už to žmonės, už Lietuvą. Tikrai daug prisidėjo mūsų gyvenime, daug pamokų, daug tos pavyzdį, tą meilę,
kaip reikia mylėti savo darbą, kaip reikia mylėti žmonės, kaip būti atsakingam, prižiūrėti savo kūną. Tai labai daug čia galima vardinti ir vardinti, bet tikrai labai dėkingi jam ir visam gyvenimui. Čia yra marškinėliai. Ir jie yra skirti Juozukui, bet aš labai noriu tikėti, kad jais vilkės labai daug Lietuvos žmonių. Čia, arčiau mūsų, nusifotografuoti ir tėtį pabučiuoti Juozuko dukrą Miglę. Visas pelnas keliaus būtent į Miglės Saulutės fondą esu. Tai aš noriu palinkėti, kad ne tik sakytumėt Miglę esu, bet ir visada būsim kartu. Nuostabu, kad krepšinio namai pagerbė net ir tuos, kurie nemoka žaisti krepšinį. Jungiamoji Lietuvos krepšinio pergalių dalis. Ačiū, kad esate visą laiką paprastas, nuoširdus. Ačiū, kad galim mokytis iš jūsų, o kad ta žvaigždė būtų ir krepšinio namų alėjoje, garbės alėjoje, tai mes to ir pasirūpinam. Aišku, kai laukia Europos pasaulio čempionato, kai kalbėti negalim. Geros sveikatos, tau ištvermės ir toliau būk pavyzdys, nes jau šiandien užsikrėčiau, nuo rytoj pradėsiu bėgioti. Už nuopelnus puoselėjant Lietuvos krepšinio lygą, kurioje irgi ne vienus metus praleidai, bet aš dar pridėsiu už puoselėjimą geros nuotaikos krepšinio aikštelės užkulisiuose, nes ten, kur su tavim susitinkam, tai visą laiką šypsena, gera nuotaika. Labai žaviu jūsų meilę gyvenimui, meilę sportui, apskritai meilę savo profesijai, žmonėm. Tai turbūt ne veltui, šiandien turbūt čia tik dalis žmonių sėdi, kaip jūs sakėte, turbūt ir jaučiat ir gyvenime, kad jumis myli, palaiko, tai šitie dalykai turbūt susideda ir labai iš mažų detalių. Yra mane nufilmavęs Londone Arvydas Sabonis. O dabar žinau, kuris čia iš tų ar Kšištofas, ar Darjušas filmuoja. Čia Kšištofas, bet paskui įvertinsit, ar gerai ir blogai, gerai? Krepšinio pasaulyje. Laidą pristato asociacija Lietuvos krepšinis.